Atkreipiau dėmesį, kad labai daug merginų iki galo nesupranta, kas tai per priemonė apsauga nuo karščio ir kam iš vis ją reikia naudoti. Didžioji dauguma galvoja, kad apsauga nuo karščio tai yra tokia skista purškiama priemonė, ant kurios parašyta, kad tai yra apsauga nuo karščio, bet tai yra ne visai taip. Apsauga nuo karščio gali būti ir aliejūko pavidalo ir štai tokia purškiama kreminės konsistencijos. Nes tai, ar priemonė apsaugos jūsų plaukus nuo karščio, priklauso ne nuo jos konsistencijos, o nuo to, kokia yra tos priemonės sudėtis. Nes nuo karščio apsaugo polimerai, silikonai ir kiti komponentai, kurie sukuria plėvelę ant plauko paviršiaus ir apsaugo plaukus nuo perkaitinimo. Na, o kada ją naudoti? Visada prieš plaukų džiovinimą, todėl kad plauko keratino baltymas pradeda irti nuo 130 laipsnių, o džiovintuvo karštis gali siekti net 180 laipsnių. Todėl, jeigu jūs norite apsaugoti savo plaukus nuo išsausėjimo, lūžinėjimo, spalvos praradimo, apsaugą nuo karščio naudokite visada.